Trenerė, rezultatas, aišku, turbūt, kuris nelabai jūsų tenkina. Pradėjot rungtynę žaisdami dviem puolėjais ir kaip ir žaidimas, tarsi, kalbant apie pirmą kėlinį, kaip ir nebuvo visiškai blogas, tačiau man bent tiek trūko, kad labai nebuvo aštrumo priekyje. Taip, trūko, kaip jūs ir minėjote, to aštrumo, to naglumo, to pačio. Kaip ir kamuolį pavyko tam tikrais momentais pakontroliuoti, bet taip pat ir buvo per daug to kamuolio perlaikymų, kaip sakyt. Futbolas yra paprastas, kartojau, po Žalgirio kartojau, dabar yra paprastas, bet sunku tą paprastą žaisti. Tai čia buvo ta didžiausia problema, man atrodo. Antrame kėlinyje atlikote keitimus, bet labai greitai praleistas antras įvartis, antro kėlinio pradžioje, kur turbūt buvo toks lemiamas, kur psichologiškai po jo sunku atsigauti. Psichologiškai nesutikčiau, nes rungtynių gale tikrai turėjome ir savų momentų ir buvo tas aštrumas. Tik truputį nustebino, kaip tas aštrumas atsirado rungtynių pabaigoje, kada 2-0 ir jau atrodo turi būti jėgų stygius, bet tai jeigu galim gale rungtynių būti aštrus, kodėl nebuvom rungtynių pradžioje. Čia didžiausias yra klausimas, kur privalom įsiaiškinti, nes šitas dalykas man asmeniškai netenkino. To aštrumo nebuvimas, ypač pirmoji rungtynių pusėje. Ok, kontroliuojam tą kamuolį kažkiek, bet kada be jo, per minkšti buvo, visiškai. Tai va šitas yra dalykas, kur ir vėlgi parodė, kad rungtynių gale to agresyvumo, tokio kieto užėjimo ir nuėjusi. Negalim leisti varžovom, nežiūrint pasus dalint. Čia jau ne tik, reikia vėl pasižiūrėti ir trūko šiandien aštrumo. Svarbiausias dalykas, kaip ir sakote, yra atakoj, naglumo, to tokio ėjimo per galvas. Tai čia, manau, esminiai dalykai, dėl ko šiandien nepavyko pasiekti teigiamų rezultatų. Treneri, aišku, sveikiname su pergale. Žaidite su komanda, kuri šiemet daugam tapdavo tokia neįmenama mįsle, bet jums šiandien tą mįslę pavyko įminti. Kokia to priežastis? Ir mes turėjom su jais tokios rungtynės, kurių nesinori atsiminti, bet padarėm analizę ir visos kitos rungtynės buvo taip, kaip mes norėjom. Tai aš džiaugiuosi už žaidėjus ir už pergalę ir už tos 3 taškus čia. Rungtynės vis tik tai prasidėjo turbūt ne taip, kaip planavote, nes jau 6 minutę Lukas gavo traumą ir reikėjo mesti Vilių į aikštę. Tikrai turėjom keletą netekčių prieš šias rungtynės ir 2 mūsų pagrindiniai gynėjai negalėjo atstovauti dėl geltonų kortelių, tai ta gynybos linija buvo tokia gana eksperimentinė ir aišku, ta trauma taip anksti pirmo kėlinio irgi pakoregavo visą tą žaidimą. Kažkaip nelabai planavau aš Armalo dar leist, nes jisai tik tai savaitę, kai su komanda treniruojasi, bet reikėjo išeiti ir aš manau, jisai gana gerai susitvarkė su savo pareigom ir netgi sudalyvavo prie antro įvarčio. Minėjot apie eksperimentinę gynybos liniją, bet būtent turbūt iki antro kėlinio pabaigos varžovom nepavyko sukurti aštraus momento ir jūsų gynyba tvarkėsi puikiai su savo užduotimis. Labai teisingai pastebėjot. Kokių 80 minučių tai tikrai esu patenkintas visko, ką mačiau aikštėje, o tos paskutinės 10 minučių tai tokio nervingumo davė. Nežinau, gal keli žaidėjai, kuriuos pakeičiau, neįėjo į žaidimą, irgi šiek tiek įsiderino tas žaidimas, nes iki to laiko gana gerai ir kamuolį kontroliavom ir susikūrėm keletą progų, viskas buvo kontroliuojama, o tos paskutinės 10 minučių tokios, reikėjo irgi pasijaudinti vėl. Antro kėlinio vidury irgi tarsi pasakiau sakinį, kad šiandien žaidžia Higelmaną ir matosi, kad žaidėjai mėgaujasi žaidimu. Aišku, jau rezultatas buvo 2-0, bet tą rezultatą 2-0 ne kas kita, o patį žaidėją ir pasiekė. Galiu sutikti, kad pelnius antrą įvartį, tas žaidimas šiek tiek aprimo, gal ir Sūduva jau nebuvo tokie agresyvūs, jau tą kamuolio kontrolę turėjom gana gerą ir matėsi tikrai, kad žaidėjai džiaugiasi, mėgaujasi tą situaciją, tik tai gaila, kad galėjom dar kažką tai susikurti. Šiandien turėjot naują kapitoną, Giedrių Matulevičių, ir aš irgi pasakiau, kad atrodo, kad tas raištis ant rankos Giedriui suteikė papildomų jėgų, nes buvo vienas geriausių aikštėje.
Na, visiškai sutinku, kontroliavo vidurį, žaidėjas, kuris gali laiku ir prilaikyti kamuolį, ir atiduoti perdavimą, šiandien irgi sudalyvavo prie įvarčio berods, tai puikios jo rungtynės, bet ne tik jo, aš manau, gynybos linija gerai sužaidė, atakuojantys žaidėjai irgi darė savo darbą, ką reikėjo, tai smagu už komandą, už visą komandą. Gavot ir asmeninį įvertinimą, ir Samuelis gavo įvertinimą, jeigu taip eisis ir toliau, gal bus dar tokių įvertinimų, bet aišku, turbūt svarbiausia ne jie. Įvertinimai tokie, aišku, yra smagus, tai komandos darbo įvertinimas, taip toli nežiūrėsim, yra sekančios rungtynės, jas reikia laimėti, pasiruošti gerai jom, o dabar, ta pertrauka, tai džiaugiamės, kad reikės biškiai ir atsipūsti ir pasiruošti kitom rungtynėm.